Labą dieną, bažnyčia. Tebūna pašlovintas mūsų viešpats, kuris yra mūsų tarpe. Taip ir amen. Ar tikit tuo? Taip. Amen. Ir visa, kas ateina iš Dievo, tai yra gera, tobula ir priimtina man. Amen. Ar tikim tuo? Taip. Kad visa, kas ateina iš Dievo, tai yra gera man, tobula ir priimtina man. Šiandien noriu dalintis žodžiu iš Jono Evangelijos apie vandenį. Ir tebūna šiandien pavadinimas šito pamokslo gyvasis vanduo. Kiek daug šiandien jau apie vandenį kalbama, apie tą vandenį, kurį mes geriam savo kūnui. Kažkada tai prieš 20 metų, 15, tai būdavo kažkas tokio naujo, kad tau reikia vandens gerti, kad čia būtinas vanduo. Šiandien tai jau labai jau yra. Ir ne tik tai yra patikrinta, ir tada buvo patikrinta, bet jau šiandien visi drąsiai ir užtikrintai kalba, kad vanduo jau šiandien nuėjęs pas gydytoją. Pirmas klausimas yra, ar geriat vandens ir kiek geriat. Prieš 15 metų net minties nebuvo, kad tu nueisi pas daktarą ir tau pasakysi apie vandenį. Ir šiandien mes tikrai jau žinom, kad vanduo yra gyvybiškai svarbus. Kūnui gyvybiškai svarbu. Šiandien kalbėsi ir apie kūną, ir apie dvasią. Ir mes žinom, kad žmogus yra sudarytas iš 70% vandens. Tai jeigu žmogus negeria vandens, jis džiūsta, jis nyksta, jis vysta. Išoriškai pradeda matytis. Viskas prasideda nuo vidaus. Kada mes geriam vandenį, mumise kiekviena ląstelė turi galimybę apsivalyti, apsiprausti, išsiprausti nuo visos nešvaros, nuo toksinų ir visą išnešti laukan. Mes geriam gerą vandenį gyvą, patenka į mūsų kūną, ląstelės kiekviena ten prausiasi, maudosi, apvalomos ir visa, kas netinka, išeina laukan. Ir vėl mes geriam. Ir vėl, taip vyksta procesas. Ir mūsų ląstelės nemiršta, bet atsinaujina. Nes be vandens žmogus nyksta ir vieną dieną miršta. Mesgi žinom, kiek žmogus gali būti be duonos. Bet kiek be vandens? 3 dienas maksimum. 3 dienas. Ir mes žinom, iš ko iš Esteros pasniko, kad be vandens galima 3 dienas išbūti. Tai yra viskas. Paskui pavojus gyvybei. Kaip viskas aišku, kaip viskas suprantama, bet ar dar darom? Ar dar daro žmonės? Mėgina vandenį pakeisti viso kuo? Sriubomis, arbata, kava, visokiais gėrimais. Bet tai ne vanduo. Čia aš kalbu, kas jau yra įrodyta, kas jau yra patvirtinta ir moksliškai. Todėl bažnyčia privalo gerti vandenį. Gerą vandenį, kad kūnai būtų stiprus. Dabar kalbu apie kūną. Vanduo yra pagrindinis ląstelių energijos šaltinis. Jeigu jūs negeriat vandens arba geriat mažai, jūsų ląstelės neturi energijos. Aš kaip sakau, neapsivalo. Jos pradeda sirgti, paskui jūsų kūnai pradeda sirgti. Antra pagrindinė priežastis, arba kaip ką daro vanduo, surenka ir pašalina iš organizmo toksinus, visas nereikalingas atliekas, apsivalot. Žmogui vandens reikia į parą apie 2 litrus, priklausomai nuo svorio. Ir tai yra labai dvasiška bažnyčia, kad žmogus turi išgerti nuo 30-34 ml vandens kilogramui svorio. Tai kiek sveri, padaugink iš 30. Ir tiek tau reikia išgerti, kad nesuvystum ir kad nesirgtų tavo kūnas. Nes pradės sirgti kūnas, Dievui menkai galėsi tarnauti. Dabar kalbu apie kūną, apie vandenį. Ką dabar kalba raštas? Mes visi žinom, kad žodis yra prilyginamas duonai. Dievo žodis yra prilyginamas duonai. Sako, kietas maistas
O dvasia Dievo yra prilyginama vandeniui. Ir mes skaitydami Dievo žodį, mes valgom, mes maitinamės. Kada mes geriam dvasią, ar būnam, arba meldžiamės, buvime su Kristumi, mes geriam. Tai kiek geri, arba kaip pasakyti, kiek būni su viešpačiu, kiek meldies, kiek mastai, kiek būni prie jo kojų, tiek turi vandens. Tokia tavo ir savijauta. Tiek tavo ir energijos turi, tiek ir pajėgumų turi. Bažnyčia taip kaip ir kūnas mūsų, taip ir dvasioje. Jeigu žmogus pradeda po truputį vis mažiau ir mažiau gerti ir vieną dieną jis išvis nebegeria, jis nebejaučia, arba, kaip sakyti, išsireguliuoja troškulio pojūtis, jis nebejaučia, kad jam reikia atsigerti. Tai yra fizinė mūsų kūnui taip. Tas pats yra ir dvasioje. Kuo mes mažiau pradedam praleisti laiko su savo viešpačiu, su Dievu, maldoje, buvime, kalbomis maldo, visokiais būdais, tuo mes mažiau arba mažesnis vis poreikis. Nebejaučiam to troškulio atsigerti. Ir galim pasakyti, kada mes geriam iš tų šaltinių ir kažkokį tai laiką neatsigeriam. Atsimenat kokią reakciją? Viskas, aš dabar turiu susitikti su Dievu, aš turiu dabar pasimelsti, aš turiu pabūti, nes tuoj numirsiu. Esat išgyvenę? Tikrai esat. Ta savijauta ir ta būsena. Bet jeigu jūs praleisit tai vieną kartą, praleisit antrą, mėnuo, 2, 3, viskas. Tu nebejauti to troškulio. Ir poreikio, kad tau reikia gerti. Kažkas ateina ir sako, tau reikia gerti. A, ko man reikia gerti? Viskas gerai su manim. Aš su Dievu, Dievas su manim. Viskas gerai. Nebejaučia, išsireguliuoja. Išsiderina. Taip kaip tavo kūnas, organizmas, taip ir dvasinis žmogus. Suprantat, jis nebegali išreikšti, arba jis yra prislopinamas, taip sakyti. Jis yra prislopinamas. Atsiverskim Jono Evangeliją. Jono 4. Ir visi mes žinom tą istoriją nuo 7 eilutės. Jono 4 nuo 7. Nuo 7 eilutės. Ir visi mes puikiai žinom tą istoriją, Samarietė ir Jėzaus prie to šulinio. Bet aš norėsiu šiandien akcentuoti keletą vietų. Kam apie tai kalbėti, kam vėl ir vėl priminti? Bažnyčia. Mes gyvenam pasaulyje, mes vaikštom žemę, mūsų kojos susiteka. Mes atliekam tikrai visokius tai pragyvenimo, dar užsiemam reikalais. Ir mums atsinaujinti mes privalom. Arba kad Dievas vėl ir vėl primintų. Ir man ir mums visiems. Kam? Kad gyventumėm tą gyvenimą, kurį Dievas mums davė. Viena Samarietė, skaitau Jono Evangeliją 4:7. Viena Samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu būdamas žydas, prašai mane Samarietę gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Čia stabtelkim. Kokia čia istorija? Samarietė, kuri nepažįsta Dievo,
ateina prie šulinio ką? Pasisemti vandens. Tam, kad gerti, kad vandenį. Randa Jėzų. Ir Jėzus jai sako, duok man atsigerti. O kadangi samariečiai su žydais nebendraudavo, samariečiai sako, kaip tu būdavo žydas, prašai manęs. Bet kur aš noriu užakcentuoti? Jėzus ką sako? Jeigu tu pažintum, kas aš esu, bažnyčia, kaip dažną kartą prieinam prie Jėzaus ir neatskiriam, kas jis yra. Sako, jeigu tu atpažintum, kas aš esu, būtum pati bėgusi, pati prašiusi, kaip dažną kartą bažnyčia, Dievo žmonės tikintieji prasilenkia su viešpačiu. O kaip jis ateina? Jis ateina visokiausiais būdais. Nenusileidžia kūnų Jėzus ir nevaikšto tarp žmonių. Kaip vaikšto? Eina Dievo žmogus, vyksta kažkoks Dievo veiksmas, Dievo dvasia juda ir tu sėdi ir nieko nesupranti. Viešpats eina pro šalį, kalba Dievo žodį, o tu pasirenki visai kitą. Sako, 7 dieną visi susirinksit į mano namus, pagarbinti manęs ir aš jums kalbėsiu. Ir Dievo žmogus pasirenka prūdą, prie kurio sėdėdamas galvoja viešpatį sutikti. Bet viešpats sako, 7 dieną susirinksit į mano namus, garbinsit mane kartu ir aš kalbėsiu. Neteisingi pasirinkimai. O kodėl neteisingi? Troškulio, arba to atsigėrimo, to nebėra to išderinamas troškulio pojūtis. Toliau skaitom. Moteris atsiliepė, viešpatie, bet juk tu neturi kuom pasemti, o šulinys gilus. Ir šitą moteriškę ir toliau mato tik tai šitom akim. Tai kuom tu pasemsi, ką tu man čia pasakosi? Tugi esi iš tos pačios parapijos, kur ir aš esu. Tugi sėdi su manim vienam šalia viens kito sėdim. Ką tu čia apie save galvoji? Ką tu čia mane pamokinsi? Suprantat, pagaunat, apie ką aš noriu pakalbėti, pasakyti. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums palaikė, paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai? Ir Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš. Stabtelkim, ką čia Jėzus kalba. Va, ta stiklinė, va čia. Aš geriu ir už valandos aš vėl norėsiu. Ir aš vėl geriu. Ir aš turiu vis papildyti. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, raštas sako, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu. Va čia yra ta dalis. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžiną gyvenimą. Tu geri, tu buvime su Kristumi pasipildai ir tavyje atsiveria gyvojo vandens versmė, kuri tave pagirdo ir tave girdo ir pagirdo. Dar šitoj vietoj yra kalbama. Sako, gers vandenį, kuris galės numalšinti visus tavo troškimus. Šitoj vietoje yra kalbam. Mes visi turim troškimo. Ir žmogus yra taip sukurtas, kad jis trokštų. Tik problema kur, kad tie troškimai nueina kažkur tai. Dievas įdėjęs turi žmogų troškimą. Ko? Trokšti jo, gyvojo vandens, gyvo Dievo.
Bet vietoj to, kad trokšti Dievo, mes nueinam kur trokšti. Geresnio pragyvenimo trokšti. Aš nekalbu, kad tau pragyvenimui tai svarbu. Aš kalbu apie troškimą, kuris yra nebevaldomas. Geismų troškimas. Vis nauja ir nauja. Nauja žmona, nauja vyra, nauja namą, nauja mašina ir vis nauja ir nauja. Ir tas troškimas, tas troškulys vis naujo užgožia. Ir šitoj vietoje yra kalbama, kad šitas vanduo arba Kristus gyvas numalšins visus tavo troškimus. Ką reiškia numalšins? Suderins tave. Ir čia neina kalba, kad tau nereikės naujo namo, bet eina kalba, kada tu akis išdegęs, tu nieko nebematai, tik trokšti, tik geidi. Ir šitas geismas, jis tave užvaldo. Šitas troškimas, vietoj to, kad trokšti gyvojo Dievo, tu pradedi trokšti ko? Pakaitalų, kurie galvoji, ką pakeis Dievą. Turėsiu naują namą, zažyviom, turėsiu naują žmoną, naują vyrą, tai gyvenimas, turėsiu naują sklypą, naują ir galvoji. Ir mes galim pasakyti iš patirties, deja. Nei nauja žmona, nei naujas vyras, nei naujas namas, nei nauja mašina. Tik tai, tu užsigeidi dar daugiau. Tu užsigeidi dar daugiau. Ir užsigeisdamas pakaitalų, tu esi, arba tu atsitolini nuo gyvojo Dievo. Štai ką šitoje vietoje kalba Jėzus. Kas gers tą vandenį, kurį aš duosiu, numalšins visus mano ir tavo troškimus. Numalšins, suderins. Toliau dar Jono 6, paverskit puslapį priekį. Jono 6, 32, 35. Jono 6, 32, 35. Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios manos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti, viešpatie, duok mums visuomet tos duonos. Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona, aš esu. Valgykit mane ką? Valgyk mano žodį. Mąstyk apie mano žodį. Kas ateina pas mane, niekuomet nebelgs. Bet matot, pradžioj kas parašyta, kas ateina pas mane, nežiūri už tvoros, bet kas ateina pas mane, niekuomet nebelgs. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Yra sąlyga, kad tu ir aš būtumėm pavalgę, kad tu ir aš visada būtumėm atsigėrę. Mums reikia ką? Ateiti pas jį ir tikėti juo. Kaip paprasta ir kaip nepaprasta. Kaip paprasta ir kaip nepaprasta ateiti pas jį. Tai ką man dabar ten nieko nebetvarkyti? Tai man tų reikalų nebetvarkyti. Ką? Ne. Ateik pas mane. Ir tu sudėliosi dalykus savo gyvenime. Aš tau padėsiu sutvarkyti tau dalykus. Ateik pas mane ir tu galėsi gerti ir atsigerti ir tavo troškimus numalšinti. Kaip? Supratimu, kad tu suprasi, kas yra svarbiausia. Juk mes puikiai žinom ir esam patyrę, kada mes geriam prastą vandenį, chloruotą, smirdantį, arba jeigu dar čia kokių tokių plaukioja, mums neskanu. Mes nenorim gerti, bet paduok tokiam žmogui
vandenį, tą tyrą vandenį į pakaitalus. Aš ir namuose galiu tą daryti, aš ir galiu už tvoros tą daryti, aš ir taip, visas pasaulis yra Dievo. Visas pasaulis yra Dievo, visi žmonės yra Dievo. Bet ne tą mus pašaukė, ne toks yra pašaukimas. Ir dažną kartą, kur mūsų apsigavimas yra, tikinčiųjų taip pat, mes galvojame, kad tai Dievui reikalinga. Tau reiktų ir pasidaryk. Bet kad mes suvoktumėm, kad tą gyvenimą, kurį Dievas dovanojas tau ir man, tai yra pirmiausiai man. Dievas ant tiek nori, trokšta, kad aš jį gyvenčiau, kad jis vis mokina ir mokina, jis vis kalba ir kalba. O aš dažną kartą galvoju, kad čia reikia Dievui, kad aš gyvenčiau tą jo gyvenimą. Čia reikia tau, Dieve, kad aš gyvenčiau tą tavo gyvenimą. Tarnų neturi, tai vat matai. Kvaily, išblaivėk. Išblaivėk. Dievas taip myli tave ir mane. Jis taip myli, kad jis nenustoja, nepavargsta ir nepailsta tave raginti, mane taip pat ir šaukti. Ateik pas mane. Žiūrėk, kokią aš tau didžių dalykų turiu paruošęs. Ateik iš mano šaltinių, gerk ir tu nebesivaikysi. Tu pakaitalų, tau nebereikės pakaitalų. Tu grynuolį turėsi. Tu turi tą galimybę ir privilegiją, nes aš pašaukiau tave vardu ir vis dar šiandien tave šaukiu vardu. Ateikite, sako pas mane visi, kurie alkstate ir kurie trokštate, ir aš jūs pamaitinsiu, ir aš jūs pagirdysiu. Bet reikia ateiti! Reikia ateiti! Dažną kartą čia jau ir yra suklupimo akmuo, nes neina ateiti. Apreiškime, tuoj paskaitysiu jums, galit neversti. Apreiškimo knygoje, tačiau pabaigoje, 21 skyriui 6 eilutė, užrašyti tokie žodžiai. Įvyko apreiškimo knyga, mes visi žinom, čia pabaiga. Jis man sakė, įvyko, aš esu alfa ir omega, čia kalba Dievas, jis yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš savo šaltinio. Aš ir tu, mes turim trokšti. Bet jeigu išsiderina mumyse, tas troškulys išsiderina, o išsiderina dėl ko, kad mes nepasipildom, kuo greičiau grįžk, kuo greičiau bėg prie to, kuris turi gyvojo vandens, kuris yra pats tas gyvasis vanduo, kol šiandien yra laikas, kol yra diena. Ir ne dėl to, kad tu būsi nubaustas, ne dėl to, o dėl to, kad nugyvensi ne tą gyvenimą. Nugyvensit ne tą gyvenimą, kurį Dievas turi skyręs. Mūsų krikščioniško gyvenimo sėkmė, priklauso nuo to, kokios būsenos yra mūsų šuliniai. Kokios būsenos, kokia versmė, ar ten yra išvis prakrapštyta, kuris ten vandenukas ten mėgina trykšti iš tavęs, kuris apvalytų, atstatytų energijos. Ar yra versmė tavyje, apie ką raštas sako, versmė, kuri trykšta, ne tik tave pagirdanti, bet ir aplinkinius. Brangieji, fizinis mūsų kūnas, net ir kvėpuojant, brangieji, fizinis mūsų kūnas, net ir kvėpuojant, praranda vandens.
iki pusę litro. Net ir kvėpuojant. O kaip dvasioje. Viskas tas pats. Viskas tas pats. Mes prarandam. Prarandam todėl, kad mes vaikštom žeme. Mes sprendžiam reikalus. Mes blogį verčiam geru. Mes prarandam vandens. Mums reikia pasipildyti. Kur? Tik tai prie šaltinio. Mums reikia ateiti ir tikėti. Nes yra žmonių besilaikančių tiesos, yra žmonių, kurie laikosi tiesos, bet neturi gyvenimo, kurie labai puikiai išmano raštą, arba cituoti gali raštą, bet patys neturi gyvenimo. Ir yra žmonių, kurie ne viską žino ir ne visas doktrinas žino, bet turi gyvenimą. Ką renkiesi tu? Aš siūlau rinktis, kad turėti gyvenimą. Gal tu mažiau žinok, arba mažiau doktrinų, bet turėk gyvenimą. Nes gyvenimas ateina nuo gyvenimo medžio. Ne nuo gėrio ir pažinimo medžio, o nuo gyvenimo, nuo gyvybės medžio. Nuo Kristaus, nuo gyvo Kristaus, pas kurį atėję mes ką? Ir pavalgom, ir atsigeriam. Tam, kad patys gyventumėm ir galėtumėm gyvenimą perteikti kitiem. Mes nesam gyvenimas, mes galim perteikti, mes galim demonstruoti gyvenimą. Ką? Dievo šlovė ir Dievo garbė. Tai tikriausiai šiandieną ir viskas.